Taip, aš žinau, kad mano emocijos jų yra labai daug, bet viską kaltinti ant paauglystės ir kad tai viskas yra tik mano galvoje, man tai pavyzdžiui nepadeda. Aš ir iš tikrųjų tikiuosi, kad mano tėvai manim didžiuojasi. Jeigu būna sunku, tai nueinu pas mamą pakalbėti, pabūti tiesiog šalia. Mano paauglystė buvo, sakyčiau, labai spalvinga ir man norėjosi daug išmėginti, daug pabandyti. Paauglystėje aš jaučiausi gerai, kai kurdavau ir labai mėgau tai daryti. O blogai jaučiausi, kai man trūkdavo draugų. Man visuomet norėjosi būti šurmuly, bet tikrai atsimenu laikotarpį, kai jaučiausi labai vieniša. Organizacija Gelbėkit vaikus kreipėsi į mane su mintimi, kad labai norėtų atspindėti apklausą, kurią atliko net su 1000 vaikų. Ir apklausa buvo apie vaikų jausmus ir emocinę būklę. Labas. Aš Agnė. Klausinėsiu tave šiandien. Aš norėčiau tavęs paklausti, kokias emocijas norėtum jausti dažniau? Dažniau jaus norėčiau pasididžiavimo savimi, čiut daugiau džiaugsmo, nes kartais jo tikrai pritrūksta. Ypač daug pykčio dabar kažkodėl, nelabai žinau kodėl, bet... Nenorėčiau kur pyktis, liūdėti. Nemalonu jaustis liūdnam. Pasikalbėti su kažkuom, apie ką tu jauti ir kas tave kamuoja, yra geriau negu slėpti viską ir kad tas pyktis ar bet kokia emocija tiesiog augtų ir po to išsilieja nenorimų būdu. Kai būna sunku, tai aš dažnai bandau nusiraminti iš tikrųjų ir bandau save kaip nors paguosti. Kitą dieną, pavyzdžiui, kažką gerą veiksiu, ar šiaip kažkas gali gerą nutikti. Mūsų pasaulis netobulas, gali įvykti pykčiai, nesklandumai, galim nesueiti charakteriais kartu su kažkuo. Bandau paaiškinti savo, kad yra skirtingų žmonių, aš ne viena tokia. Ką suaugusiai turėtų pradėti daryti, kad padėtų vaikams, kai jiems būna sunku ar liūdna? Duoti šansą vaikui apsiraminti ir išsipasakoti problemą, žinot, kada jas palikti ramybėj. Nelystų gal tiek, nes vis tiek tos vienatvės gal labiau reikia, kad susitaikyti su tuo. Gal pamokyti, kad viskas paskui bus gerai ir kad nereikia visą laiką galvoti, kad vienas blogas dalykas gali viską padaryti blogai. Ačiū, Pit, labai. Aš gavusi šią užduotį, svarsčiau, kas tai galėtų būti ir pagalvojau, kad kūrinys galėtų vadintis Paauglystė. Instaliacijoje vaizduoju 12 figūrų. Figūros yra sudarytos iš plačių kelnių ir džemperių, kuriuos atidavė vaikai. Kai kurios kelnės yra sukurtos iš kompiuterių ekranų, limonadų skardinių ir dar vienas yra metalinės. Man atrodo, kad tokie yra paaugliai. Aš turiu tokį mažą siurprizą. Labas, Morta. Čia mama. Man uždavė klausimą, kokiamis tavo savybėmis aš žaviuosi. Viena pirmųjų, kuri šauna į galvą, tai tavo pareigingumas. Aistė mus labiausiai žavi savo atkaklumu. Ji nori šokti baletą, nori būti scenoje, todėl kiekvieną dieną daug dirba ir daug treniruojasi. Negaliu atsižiūrėti, kaip tu žaidi futbolą. Mane labiausiai žavi upės tikrumas ir natūralumas. Taip pat vertinu labai jo gerumą, jis moka pastebėti kitus. Žaviuosi savo dukros nuoširdumu, jos jautrumu ir empatija. Mane žavi tavo žingeidumas, noras ir drąsa išbandyti naujus dalykus. Labai linksma tada būna ir labai tavim didžiuojas. Nu ir dar turbūt vienas iš dalykėlių, kurį norėjau pasakyti, kad tu juk žinai, kaip stipriai mes su mama tave myli, ane?
Na taip, bučkis. Nu, iš ties malonu tai girdėti. Visada būna malonu išgirsti iš kažko, arba ypač tėvų, kai tave giria, arba kažką tokio pasako. Ar išgirdai ką nors naujo, ar pasako tėvai šitaip? Tikrai išgirdau. Aš negalvau, kad jis realiai taip pozityviai apie mane galvoja. Vaikai yra ateitis, bet jais turime rūpintis dabar. Ir labai noriu pakviesti suaugusius žmonės prisiminti, kaip jie jautėsi paauglystėje ar būdami maži ir pastebėti tuos vaikus, kuriems reikia pagalbos ar patarimo.